Na ir pirmiausia, kalbėsime apie malonius dalykus ir tikros grietinėlės gyvenimą, kokį Lietuvoje net būtų sunkokai įsivaizduoti. Ir nors skrybelių ir moteriško garderobo temą vyrams aptarti sekasi nelengvai, tačiau neįtikėtina prabanga atveria akis net abejingiausiams. Kita vertus, nėra ko stebėtis, juk nedažnai apie jūsų sveikatą gali pasiteirauti Sophie Loren ar Giorgios Armanis. Tik dabar aukštuomenės kronikos iš labai arti. Vieniems smagu savaitgaliu nulėkti į Paryžių ir aplankyti Luvrą, kitiems sėkmė nusišypso patekti į istorinių įvykių renesansą. Būtent prie tokių galima priskirti legendinio Milano teatro La Scalos prisikėlimą po 3 metus trukusios renovacijos. Tik vienam vakarui į prestižinio pastato atidarymo ceremoniją skrido Vilniaus meras Artūras Zuokas ir jo žmona Agnė. Nepaisant moters nėštumo, šeima nesugebėjo atsisakyti tokio garbingo kvietimo, kuris buvo įteiktas merui, vieninteliam valdininkui iš 3 Baltijos šalių. Architektas Mario Bota, kuris projektavo šį pastatą, jis taip pat buvo atvykęs į Vilnių, mes turėjome labai gražų bendravimą, Vilnius jam paliko labai gerą įspūdį ir manyčiau galbūt tai ir lėmė. Kažkuriuo momentu kilo klausimas ar važiuoti ir vienas mūsų kolega, kuris puikiai supranta, ką reiškia klasikinė muzika, baletas, opera, La Scala, pasakė, klausykit, kaip jūs galit kitaip galvoti. Ir kiekvienas dalyvis gavo po gražų katalogą apie La Scalą, jo istoriją ir būtent statybą su projektu. Prestižinis albumas apie 18 amžiaus teatro rekonstrukciją tarsi enciklopedija. Rodo, kaip senas rūmas buvo prikelinėjamas naujam gyvenimui taikant moderniausias šiuolaikiškumo technologijas. Tačiau mes turime dar daugiau. Pavyko iš Italijos gauti unikalų video pasakojimą, kurtą visus 3 atstatymo metus. Ši medžiaga rodo, kaip italai, gerbdami savo kultūros istoriją, fiksavo kiekvieną teatro pertvarkymo akimirką, niekiek neslėpdami kaitos elementų nuo kitų. Ir jei statybų technologijos domina tik tai specialistus, tai jų rezultatus pamatė pirmieji 1300 žmonių pakviestų į atgijusios La Scalos spektaklį. Mes matėme tą patį spektaklį, kuris buvo pastatytas tuomet, kai buvo atidaryta La Scala 18 šimtmečio pabaigoje. 1798-aisiais. Specialiai tam atidarimui buvo sukurta Salieri opera. Tarp kitko iš karto visi perspėjo, kad tai nėra pati geriausia, bet tai yra tradicija ir iš tikrųjų simbolis labai didelis, tai yra pakartoti iš naujo tai ir jūs galit pajusti tą atmosferą, kuri buvo beveik prieš 300 metų. Tai būtent pakartoti. O esmė ir pačio pristatymo esmė buvo kur, kad pati La Scala be abejo restauruota puikiai, tačiau jos esminė rekonstrukcijos dalis tai yra pristatyta scena, kuri leidžia techniškai panaudoti įvairiausius efektus. Tai yra 9 aukštų pastatas senamiestėje. Pas mus netgi būtų sunkiai įsivaizduoti, kad galima tai būtų padaryti, bet tai yra labai modernus priestatas. Ir kažkur 4 aukštai po žeme. Ir būtent pristatymo metu dekoracijos, scenos labai stipriai važinėjo, keitėsi, netgi matosi, kad ir tikslas buvo parodyti techninės galimybės. Nes iš karto ir siaurėja, ir iškyla choras, kiti pakyla į viršutinį lygmenį, iš karto veiksmas vyksta 3 lygmenyse, važinėja dar skirtingos dekoracijos. Iš tikrųjų, matyt, specialiai galbūt atnaujino patį scenarijų pagal... Sumodernino, tai buvo tikrai gana moderni versija. Kad tikrai panaudoti ir parodyti iš karto, sakykime, man niekad neteko matyti kažkokio panašaus spektaklio, kur dekoracijos iš tikrųjų nebėra prasmės daryti veiksmų, uždarinėti užuolaidų, dėl to, kad viskas transformuojasi akise ir, sakykime, labai taip organiškai.
Vos ne $100 milijonų kainavusi Laskalos rekonstrukcija apsilankiusius pirmuosius svečius pribloškė gerokai labiau nei pamatytas spektaklis. Pasak sostinės mero, į operą suvažiavo ne tik Italijos meno žvaigždės, bet ir didžiausias būrys Europos valstybių vadovų bei politikų. Beje, dar praėjusių metų vasarą Milano meras, važinėdamas po Europą, didžiavosi baigiamų restauruoti teatrų, skatindamas senojo kontinento pozityvumą Laskalai svarbiai Europos kultūros daliai. Vilniui norint būti pasaulio kultūros traukos centru, mes turime turėti geriausios kokybės kultūros infrastruktūrą. Ir aišku, dabar aš laiką pasakysiu, gali vėl kilti įvairiausių, sakykime, pasipiktinimų bangos, nes ir mane, aišku, tai kažkiek kartais stebina, kad mes neturime ambicijų. Jeigu šiandien kažkur pasakai Birminghamo simfonijos rūmai, tai visiems klausimų net nekyla. Tai yra geriausia, viena iš geriausių akustikų. Be abejo, mes turime turėti multipleksinį teatrą, ne kino teatrą, o teatrą. Tai yra gana naujos tendencijos ir dar nedaug kur pasaulyje. Tai yra, kada yra skirtingos teatrų salės ir jūs galite vienu metu pasirinkti, į kokį spektaklį jūs einat. Yra labai modernūs spektakliai, kurie galbūt tik tam tikrai dalį auditorijos. Reikalingi kažkokie eksperimentai. Prašau, jums 200 žmonių salė, scena, prašau, vaidinkit. Aišku, tai yra, ką aš sakau, daugam atrodys vėl čia fantazija, bet mes turim tą padaryti. Ir tai, ką šiandien mačiau, ne šiandien, bet su Agne nuvažiavę į Laskalą, tai mes suprantam, ką tai reiškia dabar. Jeigu iki to laiko dar visokių abejonių galėjom turėti, bet dabar mes suprantam, ką tai reiškia. Ką tai reiškia prieš 300 metų, ką tai reiškia dabar. Ir aišku, mes turėdami tokią ambiciją ir sukūrę tokią infrastruktūrą, mes būtume vis dėlto gasėtume kaip ne mašinų pirkėjų perpardavėjų valstybė, ne kaip, dar sakykime, ne vien tik kaip krepšinio tauta, bet būtent kaip kultūros